Trumpai ir aiškiai, kuom skiriasi laboratorinis deimantas nuo natūralaus deimanto arba atvirkščiai. Tai tiesa yra tokia, kad jūs neatskirsit, nebent turėsit kelis tūkstančius kainuojančius aparatus, kurie gali tą padaryti, bet plika akimi nei ten 20 metų dirbantis juvelyras, nei gemologas neatskirs tikro nuo laboratorinio deimanto. Ir tie, kurie sako atskiria, tai jie pisa protą. Ir tai tokia ta realybė, trumpai ir aiškiai, ne? Tai yra tas pats deimantas, tiesiog kitų būdų gautas ir turintis 10 kartų mažesnę kainą dažnu atveju. Tad jeigu jums nėra svarbu sentimentali vertė, kad tai yra natūralus, tai yra čia žemės formuotas per milijonus metų, okei, pirkit natūralų, bet jeigu jums svarbu, kad blizgėtų ir tai būtų kietas deimantas tikras, tai tiesiog pirkit laboratorinį, taupykit pinigus, yra kur daugiau išleistų pinigų, ne vien ant kažkokio akmenuko, kurio jūs vis tiek, bim čia blizga kažkas, neatskirsit natūralus, nenatūralus, vis tiek deimantas yra deimantas, okei. Na, o linkiu pasipešt komentaruose dėl šito. Iki kito karto.